Sakoma, kad pirmas žingsnis į harmoniją ir rames mintis yra tvarka namuose. Pavasarį daugeliu iš mūsų moterų kyla nenumaldomas noras tvarkytis. Ir be abejo, aš negalėjau šiandien neprisiminti mūsų eksperto Deivido, kuris visuomet papasakoja apie pačias geriausias priemonės, palengvinančias mūsų moterų buitį. Tai šiandien noriu paklausti, ar yra daug priemonių reikalinga tam, kad mūsų vonios kambarys šviestų ir blizgėtų? Šiai dienai iš patirties galiu atsakyti, kad užtenka vienos, dviejų priemonių išsivalyti visam vonios kambariui. Tai būtų plytelės, plytelių tarpai, kranai, čiaupai, dušo kabina pati visa, taip pat ir dušo kabinos stiklas ir visos vietos, kuriuose renkasi mineralinės nuosėdos, tai yra kalkės. Kur kalkės renkasi, tai aš jau tikrai žinau. Ar yra kažkokia priemonė ar sprendimas šiuolaikinis, kuris leistų lengvai jų atsikratyti? Žinoma, taip yra. Kaip jau mūsų klientai išbandė ne kartą šią priemonę ir dažniausiai pasako šį dalyką, kad netikėjau tol, kol nepabandžiau. Netikėjau, kad kalkės gali būti atvalomas taip lengvai, be vargo, neįdedant daug pastangų ir sutaupant savo laiką, kurį galima skirti kitiems malonumams. Pasirodo, akis bei širdį džiuginančią švarą galima pasiekti nesugaišus visos dienos tvarkantis ir be 10 skirtingų valymo priemonių buteliukų. O šios priemonės, ar reikia daug naudoti, ar paslaptis yra tame, kad, pavyzdžiui, išpurkšti ir palikti, ar patrinti? Pradėsiu nuo to, kad ši priemonė visų pirma yra biologiškai degraduojanti, tai reiškia draugiška aplinkai. Priemonės nereikia daug, yra stiprus koncentratas, kurio visiškai nedaug reikės, norint išvalyti visus paviršius. Taip pat specialus purkštukas, kuris gamina putas, leidžia paskleisti priemonę į platesnį paviršių. Priemonė taip pat svarbi yra tuom, kad negadina chromuotų detalių paviršių. O tai yra tikrai labai svarbu. Taip, nes daugel atvejų pasitaikė tokių, kad klientai turi stiprią priemonę, nuvalyti kalkės nuvalo, o po to žiūri, jo kranas yra sugadintas. Puiki priemonė, o iš tikrųjų dar yra galimybių, kur ją galima būtų pritaikyti. Aš galvoju, turbūt ir virtuvėje. Žinoma, Kristina, tai virtuvės plautuvė, taip pat kranas, čiaupas. Pasitaiko situacijų tokių, kai nuo savų namų langai, taip pat iš lauko pusės apsineša mineraliniam nuosėdom. Priemonė be vargo tas kalkės išvalys ir padarys paviršius švarius. Aš klausau tavęs ir man atrodo viskas labai paprasta, naudojant šias priemonės, ar ne? Ko gero ir laiko jos sutaupo, nes yra labai efektyvios. Vienareikšmiškai žmonės išbandė Pro 7 valymo priemonės, pasako tą dalyką, jog jie tikrai sutaupė ir laiko, ir energijos, nereikėjo stipriai trinti paviršių ir visą likusį laiką galėjo skirti saviems malonumams. Protingi sprendimai lygų daugiau laiko sau ir jums, brangiausiems žmonėms.